Gerbimi kolegos, gerbimi komisijos nariai, susirinkę į antrą po kavinę dalį mūsų posėdžio. Tikiuosi, kava ir sausainiai buvo skanūs. Pereiname prie sekančio mūsų iš lėto pereiname, nes dar matau renkamės. Prie mūsų posėdžio klausimo. Mūsų komisija prieš pusę metų susirinkusi nagrinėjo, pasikvietusi daug specialistų ir gerbimo vyriausios rinkimų komisijos pirmininką Zenoną Vaigauską, kitus specialistus, karštai diskutavom dėl internetinio balsavimo galimybės. Apskritai Lietuvoje internetinis balsavimas buvo bandomas įdiegti, Seime buvo projektai svarstomi, nei karto neišvydo dienos šviesos toks įstatymas. Mūsų komisija pasiūlė tam tikrą alternatyvą, galbūt išeiti, galbūt kaip eksperimentą įdiegti internetinį balsavimą Lietuvoje užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams. Sprašau, komisijos nariai, Seimo nariai buvo įpareigoti parengti tokį įstatymo projektą ir priregistruoti Seime. Ta mes sėkmingai padarėme. Tie komisijos nariai iš visų frakcijų, kurie priklauso mūsų komisijai, mes draugiškai pasirašėme bendrą įstatymo projektą ir Seime buvo priregistruota. Kitas aspektas, kad Seime taip pat panašių metų buvo priregistruotas, ne tiek alternatyvus projektas, kiek platesnis, leidžiantis visiems Lietuvos piliečiams balsuoti internetu, kolegos Seimo nario Arūno Valinsko ir kitų Seimo narių pasirašytas projektas, ir komitetai apsėmė tuos projektus matyti svarstyti kartu, nes jie yra apie tą patį, tuos pačius įstatymo straipsnius. Kalbantis projektai, tik mūsų projektas yra lyg eksperimentas, lyg tam tikras išbandymas apsiriboti tik tai pradžiai užsienio gyvenantiems lietuviams. Mano pagrindinė mintis galbūt mūsų, kodėl mes įtraukėme vėl šiandien šį klausimą į mūsų komisijos darbotvarkę, nors Seime dar svarstymai nėra pasibaigę, yra galbūt dėl taktinių sumetimų. Norėčiau su jumis pasitart, padiskutuoti, galbūt kaip tik šiuo klausimu reikėtų operatyvios rezoliucijos ar pasitarimo, paraginimo Seimo narių, nes tas klausimas pakrypo prastoka mano požiūriu linkme. Teisės ir teisėtvarkos komitete nebuvo jam pritarta. Mes svarstėme teisėtvarkos komitetas kaip papildomas. Papildomų komitetų čia yra net 4. Tai yra biudžeto finansų komitetas, informacinės visuomenės plėtros komitetas, teisės teisėtvarkos komitetas ir užsienio reikalų komitetas. Kol kas dėl šių įstatymo projektų svarstymas buvo tik tai teisės teisėtvarkos komitete ir jau neigiamas. Kituose komitetuose dar nebuvo. Pagrindinis komitetas yra valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, o vėliau jau apsvaršius visose komitetuose ir pagrindiniam komitete, tas įstatymas nukeliautų į plenarinę posėdžių salę. Kas dėtųsi tenai, aš tikrai nežinau, tačiau pirmoji žinia yra jau neigiama, kad teisės teisėtvarkos komitetas nepritarė. Trumpai supažindinsiu jūs motyvus ir dėl ko buvo nepritarta. Komitetas svarstė iš tiesų 2 kartus tą klausimą. Pirmam posėdį mes pasidalinom nuomonėmis, pristačiau mūsų projektą ir kilo teisės teisėtvarkos komiteto nariams abejonių dėl šio įstatymo projekto konstitucingumo, dėl atitikimo konstitucijos principams. Buvo nuspręsta pagalvoti visiems, dar galbūt įsigilinti į projektą, į konstituciją ir svarstyti kitam posėdėje. Kitam posėdėje praktiškai visi komiteto nariai, išskyrus mane, nusprendė, kad neatitinka konstitucijos. Ir aš perskaitysiu mūsų komiteto išvadą, reiškia. Išrašas iš protokolo. Įvertinęs Konstitucinio teismo doktriną ir komitete išdėstytus teisinius argumentus, komitetas siūlo minėtų įstatymo projektus atmesti, nes siūlomas teisinis reguliavimas galimai prieštarauja šiems konstituciniams principams. Pirmas principas – konstituciniam slapto balsavimo principui, kuris reikalauja sudaryti tokias sąlygas rinkėjo valiai balsavimo metu pareikšti, kad niekas negalėtų jo kontroliuoti, daryti įtakos jo pasirinkimui ar kitaip kliudyti laisvai ir nevaržomai reikšti savo valios.
Pritarus įstatymų projektams, rinkėjai balsuotų virtualioje informacinėje aplinkoje, fiziškai nekontroliuojamoje rinkimų komisijos. Rinkėjo valios pareiškimas internetu vyktų be stebėjimo, todėl visada kiltų abejonių, ar asmens valia pareiškiama laisvai. Tai štai pirmas punktas dėl slapto balsavimo principų. Antras punktas – konstituciniam tiesioginės rinkimų teisės principui, kuris reiškia, kad įstatymų leidėjas reguliuodamas rinkimų santykius negali nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris sudarytų prielaidas už rinkėją balsuoti kitam asmeniui, nebent rinkėjas šios savo konstitucinės teisės dėl sveikatos būklės negalėtų įgyvendinti pats. Štai manoma, kad ir tokiam principui prieštarautų. Ir trečias prieštaravimas – konstituciniam lygios rinkimų teisės principui, kuris reiškia, kad organizuojant ir vykdant rinkimus visi rinkėjai turi būti traktuojami vienodai, kiekvieno rinkėjo balsas yra lygiavertis bet kurio kito rinkėjo balsui ir turi vienodą reikšmę nustatant balsavimo rezultatus. Pritarus įstatymų projektams, balsuoti internetu galėtų tik užsienyje gyvenantis Lietuvos Respublikos piliečiai, tačiau tokia teisė nebūtų suteikta nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams. Tai šis netitikimas trečiasis buvo pritaiktas tik mūsų komisijos parengtam įstatymo projektui, kiti du pirmi ir kolegos Arūno Valinsko įstatymo projektui, kuris apima visus piliečius ir visą galimybę visiems jau balsuoti internetu. Tai štai toks yra Teisės ir teisėtvarkos komiteto sprendimas. Jeigu jūs manęs prašysit komentuoti, kodėl tokie motyvai ir kodėl čia prieštarauja konstitucijai, aš nežinau, ar galėsiu ir ar norėsiu tą paaiškinti, nes aš nesutinku su tuo, aš buvau kitos nuomonės, atstovau kitą nuomonę, kad vis tik nemanau, kad prieštarauja konstitucijai, kitos valstybės taiko internetinio balsavimo principą kažkaip, tai nemano jie ir kad tas slaptumas pažeidžiamas ir kitokie principai, kažkaip mes labai čia tokie esam, šiek tiek gal pavartosiu tokį žodį, archaiškai žvelgiame į šitą klausimą. Šiandien, tai vat, tokia yra situacija parlamente. Nežinau, kiek mes šiandien turėtume skirti laiko įstatymo turinio nagrinėjimui, projektui, nes mes jį esam išnagrinėję, mes esam išklausę daug pranešimų. Galbūt čia reikėtų pasitarti labiau dėl taktikos, ką mūsų komisija, nes aš kaip suprantu, mes vis tiek lyg ir pritartume, jau esame pritarę tam įstatymo projektui, kaip dabar jį bandome apginti parlamente. Kartu su mumis yra ir gerbiamas Zenonas Vaigauskas, vyriausios rinkimų komisijos pirmininkas, pakvietėme jį galbūt paaiškinti ar atsakyti abejonių dėl tų rinkimų praktinės dalies, techninės dalies organizavimo, ar tikrai tas būtų įmanoma, nes buvo abejonių ir šituo klausimu. Taip pat, tiesą sakant, paprašė žodžio pas mus apsilankęs gerbiamas Emilis Dambauskas, jis yra, kaip suprantu, ir internetinių dalykų specialistas ir atstovautų neformalią grupę, kovojančią prieš internetinį balsavimą. Jeigu komisijos nariai sutiks, mes galėtume išgirsti ir kitą nuomonę, štai, kurie galbūt argumentus prieš mūsų komisijos nuomonę, tai jeigu liks laiko, tikrai sudarysim tokią galimybę pasisakyti. Tai galbūt aš iš tiesų bandyčiau suteikti žodį gerbiamam Zenonui Vaigauskui, o paskui jau bendrą diskusiją ir klausimai tada bendrai, nes nežinau, kokie čia man galėtų būti klausimai, kas kaip balsavo. Tai gerbiamas Zenonai, prašau jums žodis. Ačiū labai. Iš tikrųjų, tai mes turime dėl internetinio balsavimo įdiegimo, sakyčiau, tą naujieną, kad Teisėtvarkos komiteto pasisakymas. Jeigu Seimas norėtų į ją įveikti tą poziciją, tai reikalinga beveik pusė Seimo narių balsų daugumos, 61 Seimo nario, bet aš manyčiau, kad komitetas išreiškia ir nemažą dalį Seimo narių nuomonės, ir kituose komitetuose. Tai yra žinia tokia, kad Seimas iš esmės palieka prie savo senųjų pozicijų
nepritarti internetiniam balsavimui ir čia, reiškia, Teisės teisėtvarkos komiteto sprendime turbūt yra labai aiškiai suformuluoti dalykai, dėl ko nepritarti. Būtent dėl slapto balsavimo. Seimas, turiu pasakyti, prieš anuos rinkimus 2008 metų, kada buvo sudaryta vyriausybės darbo grupė, turėjo jinai nemažą įdirbį, irgi dėl tų pačių motyvų sustabdė visus darbus, kad tai gali būti nesaugu dėl galimo rinkėjų papirkimo. Čia išsakoma dar abejonės, kad jeigu rinkėjas balsuoja nekontroliuojamas, tai ko gero yra tapatu, kad rinkėjas negalima įsitikinti, kai jis slaptai balsuoja, tai kad tas negalėjimas įsitikinti, ko gero gali būti pažeidžia slapto balsavimo principas. Kitose valstybėse to nėra, reiškia, savo laiku labai seniai buvo diskusija, dar kada internetinis balsavimas pradėjo rastis, ar nereikėtų iš viso slapto balsavimo principo atsisakyti, kadangi tuomet buvo galima labai lengvom formom užtikrinti, reiškia, tą balsavimą. Bet kategoriškai buvo pasisakyta, kad slaptas balsavimas, balsuojant internetu, turi būti išsaugomas. Slaptas balsavimas yra pasisakoma paprastai labai didelė vertybė ir jos įsakyti negalima, o internetinis balsavimas kaip tik sudaro galimybę tą slaptą balsavimą išsaugoti nuo aplinkinių žmonių. Aišku, žmogus pats žino, kaip jisai balsavo, kaip, reiškia, nutraukiamas kontaktas, kada mes balsuojam rinkimo apylinkėje tarp balsuotojo ir biuletenio, kada mes metam biuletenį į balsadėžę, nebent ten lieka kažkas nufilmuoja, ar nors tokio, kas yra neleistini veiksmai. Taip pat ir internetiniam balsavime irgi yra priemonės, kada ryšys tarp rinkėjo padavusio balso ir, reiškia, jo balso yra suardomas. Įvairiais būdais, šifravimo programų įsakyta, tai aišku yra turbūt atskiro kalbos dalykas. Bet, reiškia, niekur nepasisakoma, kad, sakykime, to rinkėjo, kada, reiškia, jisai balsavo pats save kontroliuodamas, kad jisai balsavo laikydamasi slapto balsavimo principo, tai yra, kad jo niekas negali kvosti, už ką tu balsavai, kad tai būtų laikoma slapto balsavimo pažeidimu. Slapto balsavimo pažeidimu paprastai laikoma kiti dalykai, kada rinkėjas privalo pasisakyti, už ką balsuoja, kada rinkėjas yra spaudžiamas balsuoti vienaip ar kitaip. Tai yra paprastai rinkimuose suprantama, aš nekalbu apie internetinį balsavimą, bet paprastai suprantamas, kad būtent tada pažeidžiamas slapto balsavimo principas, kada rinkėjai grasinama, reiškia, kada rinkėjai negali laisva valia patys pasirinkti, už ką jie nori balsuoti. Dėl kito principo, reiškia, kito nuostato, kad daliai, reiškia, Lietuvos Respublikos piliečių sudaromas vienokius balsavimo būdas, galimybę balsuoti internetu, tai pažeidžia lygėjų lygiateisiškumo principo, tai aš pasakyčiau, čia naujas argumentas yra prieš pasisakant internetinį balsavimą, jisai galbūt nėra visiškai nuoseklus ta prasme, kad pas mus rinkimuose sudarytos sąlygos balsuoti rinkėjams iš anksto namuose, kurie turi trūkumus tam tikrus fizinius, negali vaikščioti, turi neįgalumo grupę ir taip pat rinkėjams, kurie turi virš 70 metų. Bet čia pasisakoma, kad turiu pasakyti, kad lygiai tokia pat analogiška situacija buvo ir Estijoje. Ten irgi buvo konstitucinio teismo nagrinėjimo dalykas, kada internetiniam balsavime buvo pasakyta, kad rinkėjai, kurie balsuoja internetiniu balsavimu, turi teisę 2 kartus paduoti balsą ir jo balsas paskutinis yra įskaitomas. Respublikos prezidentas tuomet kreipėsi į konstitucinį teismą, tiksliau analogą konstitucinio teismo, kad šiuo atveju lygtai pažeidžiamas lygiateisiškumo principas, kadangi Estijos rinkėjai balsuodami internetu gali keletą kartų balsuoti ir skaičiuojamas tik paskutinis balsas. O tas rinkėjas, kuris balsuoja rinkimo apylinkiai, jisai gali tik mesti vieną biuletenį ir daugiau, reiškia, jau metęs biuletenis jau nebegali gauti. Konstitucinis Estijos teismas pasisakė, kad tai nepažeidžia, reiškia, principų, kadangi tai yra tik apsauginė priemonė ir, reiškia, rinkėjas tiek, kuris balsuoja internetu, ar tiek, kuris balsuoja, reiškia, kitom priemonėm, reiškia, iškato balsadėžiai, taip pat turi tik vieną balsą. Reiškia, tik vienas jo balsas yra skaitomas. O čia, reiškia, kad rinkėjas perbalsuoja, reiškia, turi galimybę perbalsuoti, tai negriauna jokių, reiškia, teisės principų. Yra ir daugiau kitokių, sakykime, ginčų dėl internetinio balsavimo, aš jų turbūt visų nevardinčiau, bet norėčiau pasakyti, kad Lietuva yra iš tų valstybių, galbūt
netgi mes pirmaujam tarp išsivysčiusių pasaulio valstybių, kurios turi labai nemažų įdirbių įvairiuose informacinėse technologijose. Mes turim gyventojų registrą, kuriame suregistruoti visi iki vieno Lietuvos Respublikos piliečiai, asmens kodai,